Su gruodžio 1 visus, sveikinu sulaukus žiemos, šiandien yra nuostabiai graži diena ir pradedam vlogmas. Pagaliau, aš nežinau, kokius 4 metus iš eilės tikriausiai filmuoju vlogmas. Dabar kažkaip ilgai nekalbėsim, nebendrausim dėl to, kad už 10 minučių atvažiuoja mano mama, brolis su mano geriausia draugė. Ir važiuosim prie Vilniaus kalėdinės eglutės. Žodžiu, grįžę galėsim prisipakuoti advento kalendorių. Nusipirkau šiais metais Eurokos, tai galėsim kiekvieną dieną sekti, žiūrėti, kągi gero ten gaunam. Šiaip tikrai nežinau, kaip seksis su video filmavimu, nes esu pilnai dirbantis žmogus ir to laiko tikrai nėra per daugiausiai. Pavyzdžiui, šiandien tiesiog viena išeiginė, rytoj vėl darbą ir panašiai. Tai dar čia, pavyzdžiui, laukia viena siunta, kurią turėsiu jums parodyti, atidaryti, negaliu jos liesti, kol nefilmuosiu video. Tai žinokit, labai sunku ištverti, neišpakuoti ir nepažiūrėti, kas ten yra. Dar namų kažkaip daug nepasidekoravau, bet kaip matot, turiu labai gražų tokį pledą. Nusipirkau. Pamojuokit vlogui! Su familija atvažiavom. Kaip gražu! Gražiai eglutė jums. Kaip vertinat? Aš vertinu, kad labai graži, nes labai natūraliai, labai graži. Tos linijos. O kas nufilmuos, Gabrielė? Dabar iš kitos pusės va. Kalėdinė pižama, labai miela. Pakuojam pirmą dieną, nes jau vakaras, jau 7 ar 8, tai aš jau visą dieną laukiu šito. Šiais metais nusprendžiau Eurokosą, praeitais metais turėjau Revolution, bet šiais metais pamačiau, kad Revolution tikrai visai brangus pagal tai, ką turi viduj, nevertas kainos. Praeitais metais tikrai buvo fainas, patiko man. Suveskime pirmą dieną. Neįsivaizduoju, va. Kaip įdomu. Šiaip gaila, neturiu saldaus, aš kalendorą turiu tik to. Šiaip norėčiau, kad man gražiai įsiplėštųsi, bet neteisim kitą. Toks pailgas. Ką mes čia turim? Man atrodo, čia kvepaliukai yra. Taip atrodo pakuotė. Nėra kažkuo ypatinga. Turiu minį, kad nėra jinai kalėdinė kažkokia padaryta. Tokie kvepaliukai, jeigu geras kvapas, tai labai faina tiesiog į rankinuką galėti įsimesti. Jo, čia kvepalai. Toksai paprastas. Bandykim. Šiaip man rožių kvapas nelabai patinka kvepaluose, bet... Šitas man patinka. Visai nice, žinokit, jeigu norėtumėt nusipirkti. Labai fainas. Man atrodo, eis pas mane į rankinuką tiesiog. Ir galėsiu nešiotis į darbą ir va, kažkur lauksim kitų dienų. Dabar reikia sugalvoti, kur pasidėti man jį. Jis visai toks nemažas. Aš praeitais metais laikiau ant tokį palaingės, bet dabar kažkaip... Žinau kur. Ten yra mano vision board. Tai ten tikriausiai aš padėsiu. Padėjau. Tegul jis ten stovi, niekam netrukdo. Kiekvieną rytą ar po darbo, arba prieš darbą. O dėl, šiaip, žinokit, pasilgau. Žiauriai pasilgau filmuoti. Žiauriai pasilgau kalbėti su jumis ir rodyti savo gyvenimą. Ta prasme, rimtai pasilgau, tiesiog senai tą dariau iš tikrųjų. Bet tiesiog dirbau ir labai mažai laiko turiu ir dienos tiesiog tai bėga, šitie pastarėjai mėnesiai, aš tiesiog nesuvokiu, kaip jau kalėdos tuoj, ta prasme, už mėnesio, man tiesiog nespėjau net pasiruošti vlogui, bet tiesiog pagalvojau, tiesiog filmuosiu, kiek išeis, tiek padarysiu, gal nebus patys geriausi video, nes neturėsiu gal daug laiko montavimui, ar neturėsiu daug laiko ką filmuoti,
bet tikrai pasitengsiu kuo daugiau filmuoti, kad ir basic savo gyvenimo. Žiauriai laimingas, aš tikiuosi jūs irgi esate laimingi, kad aš filmuosiu. Tikiuosi pasilgot manęs, nes aš jūs pasilgau. Šiaip žiauriai smagiai pabuvau su mama ir su draugė. Brolis netvažiavo gaila, bet labai pasilgau šeimos. Senai buvau mačius, nes kažkaip šiuo metu dirbau ir senai matėmės, bet tiesiog žiauriai faina, žiauriai graži eglutė, žiauriai gražus Vilnius. Ėjom dar į 3 kryžių kalną, buvom kavinukį, kavytės atsigėrėm ir panašiai, žodžiu, žiauriai smagiai pasibuvom, taip net grįžau čia ir taip net liūdna, kad išvažiuoja ir kad negaliu važiuoti kartu, atrodo, į Panevėžį, tai liūdnoka. Tai dabar kambarį tiesiog advento kalendorius, šitas labai mielas ir tada dar pasidėjau čia tokiais žvakutės mielas ir čia tokį. Taip labai paprastai, dar. Ir čia tokia žvakutė. Labai simple, bet ką žinau, o čia aš. Hello. Bet pižama tai žiauriai faina, tokia grinai simple, tie marškinukai tokia, man vieno namuose primena. Žiauriai šiaip noriu pažiūrėti vienas namuose. Nes grinai toks, visiškai kalėdinis filmas, kurį privalai pažiūrėti kiekvieną sezoną. Tai gal pasidarysim su draugė kokį nors kalėdinį vakarą, nes turėtume trečiadienį susitikti su draugė, tai gal tada... Sėdėjau ir galvojau, kaip čia dar išnaudoti šiandien vakarą, nes jau yra be 28, tai jau atrodo nieko nebenusiveiksi, bet pamąsčiau, kad, žodžiu, turiu porą brandų, su kuriais reikia sukurti vieną YouTube video. Tai, manau, jisai bus kažkada įkeltas kaip vietoj vlogmo, bus įkeltas tas video. Tai tą reikia reelsą padaryti. Būtinai pasiekit mane Instagram'e. Nes greitų labai metu bus konkursas, tai pasiekit, kad nepraleistumėte tiesiog ir kad galbūt laimėtumėte tą konkursą. Visą advento laikotarpį bus tas konkursas ir panašiai. Bet čia reelsę tam pamatysite, kurį reikia sukurti ir aš vis mąsčiau, kada čia galėčiau tai padaryti, nes viena siunta jau pas mane yra apie savaitę laiko ir norėjau dabar nufilmuoti tą video, kur į YouTube, bet negavau dar laiško patvirtinančio su discount kodu, tai negaliu to video padaryti, nes neturėsiu kaip padaryti to discountą ir panašiai. Tai pagavau, gal nufilmuosiu tą reelsą, nes ten vis tiek mažiau ir aš kaip jau ir turiu idėją ir dabar sėdėjau prie kompiuterio ir galvojau, kaip čia padaryti vizualiai tą reelsą. Manau, tiek galiu pasakyti, kad tai yra papuošalai, tai sėdžiu dabar su knygute savo darbo ir konspektuojas ir žiūrinėjos, kaip čia galėčiau nufilmuoti tą reelsą kuo geriau. Ok, kad ir kaip keista, bet turėjau pasidažyti, nors ir 9 vakaro, bet jau nufilmavau papuošalų reelsą, tai bėkit į mano Instagramą, manau, jau turėtų būti paskelbtas konkursas ir galėsit laimėti kaklo papuošalus savo ir savo draugiai. Eisiu valytis makiažo, montuoti tą reelsą, montuoti šitą video ir bus mano ši diena baigta, manau, nes ir to anksti keltis reiktų neužsivėlinti ir gerai išsimiegoti. Šiaip, jeigu galite, pakomentuokit dar kokias nors youtuberės, ar tai ne lietuvės, bet gal ir lietuvės, kurie žiūrit, kurios kelia vlogmas. Nes man būtų įdomu, nes aš irgi mėgstu žiūrėti šitos video. Ir tiesiog labai geras jausmas laukti video kiekvieną dieną ir žiūrėti, kaip išpakuoja advento kalendorių, ypač jeigu turi tokį patį. Tai toks visai fainas jausmas ir atrodo, kad aš tiesiog turiu gal tik tai 1-2 youtuberis, kurios kelia vlogmas ir aš galvoju, negi nieks nebekelia vlogų. Tai jeigu žinot, parašykit, kas kelia. Man būtų labai įdomu pažiūrėti. Sumontavau tą reelsą, tai eikit, nes jau bus įkeltas konkursas. Aš noriu, kad jūs laimėtumėt. Eikit, pasiekit mano Instagrame ir sužinokit visas detalės apie konkursą. Žinau, kad per šitą video labai daug kalbėjau ir panašiai, bet that's what I do in my life. Tai pas mane visada taip su vlogmais ir bus, kad šiandien yra gruodžio 1, įkelsiu gruodžio 2. Gruodžio 2, įkelsiu gruodžio 3 ir taip darysiu. O kartais, aišku, bus, kad filmuoju porą dienų, ne vieną dieną. Tai, žodžiu, patarimas pasižymėti prie subscribe button tą tokį varpelį. Tada nepraleisit nei vieno vlogmo ir galėsite iš eilės sekti šitą advento etapą kartu su manimi.
Ačiū, kad žiūrėjot. Bye. And it goes a little something like